Kelionė į šiltus kraštus ypatumai. Laukia žiema, o mes važiuojame ten, kur plus 30. Tai nes nori su žieminėm striukėm važiuoti, o dabar persirengiam į pavasarinės neperpučiamas striukės. Reikės dabar apie kilometrą iki oro uosto Rygos. Su lagaminais viską. Ir su kėdais per tokias pusnis. Čia realiai vos prisiparkavom. O taip ir prasideda mūsų kelionė į Tailandą. Praėjom visas patikras, sėdim dabar oro uoste, kažkiam 5 minučių skrydis. Ir skrisim iš Rygos į Helsinkį, turėsim 45 minučių persėdimui laiko. Tai labai tikimės, kad nevėlos lėktuvas ir sklindančią kelionę mums bus. O dabar ką, pavalgėm mašinai ir laukiam. Čia visai įsitaisėm neblogai. Čilino. Jau radom čia tokią, kaip čia, vietą geresnę, tai sėdim su vaizdu. Ten kažkur mūsų lėktuvokas turėtų atvažiuoti. O kad patogiai, tai va, kojytės taip savo čilino. Skrido mūsų lėktuvėlis. Su tokiu mažu nežinom, ar esam dar skridę. Koks mini lėktuviukas. Aš tikiuosi, mes tas sirksim. Prie -2 su veiksiniais. Ką ir pirmieji nuotykiai. Jau po prakaito karštą. Neradom savo vairuotoją, tai padėjo informacijai, po to jos, nežinau, ten apsauginis, neapsauginis, kas ten toks pagalbininkas, po to čia keletą taksistų pasigavom. Suvargom, kol radom savo taksi, bet suradom, tai dabar laukiam 10 minučių turėtų privažiuoti paėmimus. Iš karto šokas truputį. Labai karšta, iš tikrųjų tikrai karšta. Laukas, man atrodo, temperatūrinis. Čia ant tokių stendų visi vežėjai kabina vardus, kurie yra užsisakę iš anksto. Ir reikia eiti ir žiūrėti. Ir mes kažkaip pirmą kartą ėjom ir nepamatėm save. Sveiki atvykę į mūsų Tailando namelius 12 naktų. Tai ką, turime, kaip reikiant. Tualetą vonę. Kokį 10-12 kvadratų. Tai jau prausimės, kas įdomu, tai čia visas patvinsta kambarys, čia madonų bėga iki čia. Čia turim ir bidė. O čia turim mini virtuvėlę, tai kas gerai yra ir mikrobangė, ir kaitlentė, nežinau, naudosim, šaldytuvas yra. Ir ką, turim lovytę. Ir gražų vaizdą. Į tą kelią. Žmonės eina ir žiūri čia mus. Matėm, kad nelabai dienos metu matas. Bet vis tiek nėra labai drąsu. O kaip sekėsi išgyventi mum kelionę? Tai kelionę pradėjom nuo Rygos, kuri pasitiko mūsų su -8 laipsniais. Iš ten turėjom skrydį į Helsinkį. Dar šalčiau buvo. Jo, o mes rūbus savo žieminius palikom automobilį, pasiėmėm tik plonas striukytes. Tai kas lievai buvo, tai kad iš Rygos į Helsinkį skridom su mažyčiu lėktuvėliu, tai reikėjo per lauką ir nueiti. Ir po to Helsinkį pareiti iki oro uosto. Tai jo, Rygoje buvo -8, Helsinkį buvo dar daugiau sniego ir šalčiau. Tai tik su megztiniu buvo įdomi patirtis. Taip pat ten lėktuvas apšalo, kol laukiam laipinimo Helsinkį. Tai ten stojom į eilę kažkur ten, kad jie apipurkštų kažkokiam ten putom, tai valandų suvėlavo skrydis išskristi.
bet atvykom tik tais pusvalandžiu gal vėliau negu planuota. Turėjom nuotykių po to pasigaunant taksą, bet padėjo vietiniai žmonės ir atvykom į viešbutį. Kas faina, tai kad gavom early check-iną, nereikėjo laukti 2-3 valandas, kad įleistų registratorę. Tai šitas labai faina. O dabar buvom tiesiog truputį pasivaikščiot. Valandą aš pamiegojau. Aš nemiegojau. Ieva nemiegojau. Miegosiu naktį. Tikiuosi. Šiaip kas liečia lėktuvą iš Helsinkio, tai buvo labai faina, kad turėjo ekraną, buvo nemažai filmų, serialų, šiaip žaidimų. Tai truputį buvo galima tos veiklos turėti, galėjai pasikrauti telefoną. O dabar eisim, nežinau, bandyti... Ieškoti vakarienės ir bandyti apsiprasti prie ieškosim karščio nuotykių. ir kitokios visai aplinkos. Jau suradavo tokią vietelę, sėdim prie vandens. Garden view. Bandysim neapsinuodyti pirminis tinklas. Šiaip atrodo įvertinimai geri, tai kiek mes tam sugrim. Čia va tokie patiekalai, pagrindė visokie stir fry. Tailandiečių salotos. Deep fryinta vat kiauliena. Tokia va vakarienė mūsų šiandien. Pas Ievos vištienos karis. Su neaiškiom daržovėm nematytom. O pas mane sparneliai. Tik tais nepasakiau, kad neaštriai padaryti, tai blemba gali būti reikalų. Suvalgyt. Gerai, skanaus. Ką, pavalgėm, gan skaniai. Sumokėjom 16 eurų. Gal ne labai pigiai, bet skaniai. Tokį saugų variantą pirmai dienai pasirinkom. Ja, tikimės, kad sunkiai ir bus. Neturėsim rytoj kokių žinių. Jo, dabar einam ieškoti desertų. Vaikščiojom, grįžom į savo viešbutį, čia ant stogo turim tokį basiniuką, galvojom, gal bus vietoj jau vis tiek vakaras pasėdėti, bet viskas užimta. Tai šiek tiek įmerksim kojas į baseiną ir turbūt taip ir baigsim dieną. Miegoti, ne? Nemiegoti valandas reikia dar. Ja, bet to visiškai praktiškai nemiegojom, tai dabar yra trūkumas miego, manau, kad ilgai neištempsim. Labas rytas. Labas rytas. Ką sėdim vestibiuliu pas save viešbutį. Laukiam takso, važiuosim prie šiandien Freedom Beach pasideginti pirmai dienai. Tai čia gan pigus taksi yra, 50 minučių važiavimas, tik 8 eurus kainuos. Tai mes ir pasiėmėm, galima su autobusais, galima išsinuomoti motorolerį. Bet šį kartą dar pirmai dienai taip saugiai su taksi patogiai. Nu ką, atvažiavom, paskutinis kilometrą reikės eiti peškom. Čia cikadų garsas, tai wow, per džiunglės.
ką atėjom pasimaudyti ir pradėjo lyti. Išsimaudėm jau kaip ir galima į namą. Buvo koks orelis. Tai čia, kur mes esame, yra Freedom Beach, vienas populiariausių paplūdimių, pagrinde turistai, kiek matom žmonės. Tai įėjimas kainavo mums apie 3 eurus patekti čia. Šiaip galima ir nemokamai, jeigu esi pasiryžęs haikinti. Tai va, taip. Tokie gražus laipteliai yra, tai civilizuotai nusileidžia. Jo, šiaip paplūdimys yra nemokamas, tiesiog eina per privačią teritoriją, takelis padarytas, todėl reikia susimokėti truputį. Bet galima ir apeiti. Mes šito nežinojom, tai susimokėjom. Ką dar pasiėmėm kokosą paragauti. Šviežų. Taip atrodo, va. Paėmė iš šaldiklio. Taip aišku, higienos sąlygos tai tokios sau. Tai šovėm smektus dar prieš. Ja. Paragausim. Tai jau, pirmą gurkšnį. Tai nieko šalto. Ką, atvažiavom iki miesto, bandysim ieškoti, kur pavalgyti pietus. Maždaug taip atrodo miestelis. Radom čia tokią, kaip čia turgų maisto, aplinkui restoraniukai, aplink visą tokią didelę erdvę. O mes pasiėmėm pabandyti tailandietiškų patiekalų. Tai jie va truputį prašovė, pasiėmė su grybais, kurių nevalgo. O pas mane tiesiog toks troškinys. Na ką, apsikeisim, man atrodo, tai maistu. Skanaus. Jau ir sutemo, tai sugalvom išeiti truputį pasivaikščioti po naktinį Phuketo miestą. Čia netolimais yra turgus, veikia iki 11 valandos, tai pagalvom, pabandysim nueiti. Kaip paplaviniai. Dar toks įdomus momentas, kai čia reikia pereiti gatvę. Tai realiai perėjų yra kokį pusę kilometrą, bet niekas nestoja praleisti. Realiai reikia eiti ir melstis, kad tave praleisti kažkas. Jo, vietiniai tai apskritai belė kur eina, tiesiog sustoja mašinas ar motociklai ir praleidžia. Tai buvo toks truputį, kad reikėjo priprasti. Panašu, kad atėjom.
Tailande pagrindinė religija budizmas, tai čia beveik kiekvienas restoranas, viešbutis ar namas turi va tokią kažkokią altorių. Pas mūsų koplytėlės, tai čia tokie va. Sifotkinasi. Turgus tai visai nemažas, kaip 8 vakare. Grįžtam jau iš turgaus, tai visai užskaitom pasivaikščiojimą. Ten buvo ir maisto, ir rūbų šiek tiek, tai nusipirkom keletą ir marškinėlių, suvenyrų savo. Dar buvom stoję į 7-Eleven, nusipirkom limonado gėrimų atsigaivinti. Ir turbūt taip ir baigsim šiandien dieną. Iki rytojaus. Šiaip tai mes nelabai galim eiti, ne? Neleidžia su šortais ir palaidinėm. O mes kaip tik palaidinėm. Labas rytas. Labas rytas. Tai šiandien pradedam dieną, atvažiavom prie Monkey Hill Viewpoint. Čia toks takas pasivaikščiot ir turėtume sutikti beždžionių pakeliui. Tai ieškosim nuotykį, taip. Pakol kas tako pati pradžia, tai viskas pakankamai civilizuotai, gražus takelis. Einam. Nedaug tai reikėjo paeiti ir sutikom. Tikiuosi nieko čia. Geras. Jaki nepadarymas. Blusinieškas. O, dar ir čia drugelį. Blusinėjęs. Reikia nusimaut batus. Aukoja visokius maisto produktus čia. Tai taip įdomiai atrodo. Čia yra fantos padėta. Ten vandens, kiaušinių, gėlių. Čia pipirai, nežinau ar matys. Sustojom prie šventyklos truputį vandens atsigaivinti. Iš tikrųjų gan ekstremaliomis sąlygomis čia mes žygiuojam. Jutiminė temperatūra 37 laipsniai. Tai čia truputį sustojam atsigert vandens. O mum į kalną visas takas apie 3 km ir 300 metrų sukilimo. Tai matot, iš Ievos veido, kaip yra laivės. Bet niek, manau, kad įveiksim. Gan civilizuotai čia einam, geras takelis, vis pravažiuoja parko apsauga, pažiūri, čia ar visiems viskas gerai, tai gan civilizuotai einam. Beždžionės tai protingos, pavėsi, sėdi, užsiėmusios vietą. Tokia didesnė čia gauja. Pakankamai ramios visos. Turbūt karšta. Galiava. Oho.
Matai, kas čia dar. O, wow. Kiek čia daug jų. O, kaip miega. Spūdinga. Krapštasi nagus. Ar tikrai nori Ieva, kad prieitų? Valeu! Aš žiedos maisto. Nu, per mažai gavo. Bet iš karto žinoma tai. Štai pasisekė. Štai atsliūkint. Nelabai. Nelabai balia. O, žiūrėk, ir šuniukas yra. O ne, čia bando kasti. Nevalgom. Pradedant eiti žygį, čia rekomenduojama pasiimti lazdą. Bet iš kur ją gauti, tai niekas neparašo. Čia yra džiunglės visur, bet jas visai nesinori lysti, kad čia ieškoti lazdos. Tai mes neturim. Bet matėm moterį priešais, truputį ten bandė pakast, bet nieko neįkando. Šiaip čia prižiūrėtojai, kas, nežinau, kas 10 minučių važiuoja, truputį pamaitina, turbūt, kad nepuldinėtų turistų. Yra tam tikros nustatytos vietos, kur galima maitinti, bet kol kas niekas nemaitino, bent jau nematė. Ok, susitiksim turbūt viršūnį. Panašu, kad atėjom į apžvalgos aikštelę. Kažkaip į pabaigą mažiau beždžionių, o dar šuniukas guli. O, kiek drugelių. Turėjo maisto. Ką čia morkas atrodo duoda. Sveikai. Čia iš vieno žmogaus pavogė vandenį, tai prakando dabar geria. Draugelis. Ok, einam. Čia pasirodo dar 200 metrų. Iš tikrųjų tai vau, žmogus laikė tiesiog rankoje 2 butelius vandens ir tiesiog išplėšė iš rankų tą beždžionę. Ne, čia rašė, kad nesinešti jokio plastiko, maisto, tai mes jos kai kuprinę susidedam, nelaikom šoniniuose skyreliuose.
Pamatėm, kodėl. Takas baigėsi šventyklą, kuri uždaryta. O čia aplinkui tiesiog radijo bokštai. Na ką, ir įveikiam. Dievas laimė, mes kokiam jau. Iš viso turbūt kokie 2 kilometrai, 2,5 gavosi sukilimo nemažai, tai manau kaip nemelavo navigacija, apie 300 metrų. Ėjom turbūt apie kem 5 minutės. Visada jo neleido atsipūsti. Jo, o dabar čia yra kažkokia parduotuvė, pardavinėja šaltus gėrimus, einam truputį atsigaivinti. Nu ką, pasiėmėm šaltos kolikės. Atsivėsinti, šiaip jau wow. Karštis. Šlapimą, tai peržiūrėjau ir šlapimą. Bet nieko sunkioji dalis įveikta, dabar tik tais bus nusileisti. Čia manau 15 minučių ir būsim apačioj. Šiaip yra pliusas, tualeto nereikia, kai taip karšta pasirodo. Netoli paslauga. Truputį gaila, tako pradžioje yra šventykla budistų, bet ten neįleidžia be... Tiksliau su šortais ir maikėm reikia, kad dengtų kelius ir pečius. Tai pas mane dengia pečius, pas Ievą nei šonu, nei kelius, nei pečius nedengia. Tai gaila, kad neaplankysim, bet žinosim, gal kitą kartą specialiai pasiruošim. Šventyklų turą. Nu ką, judam atgal. Bandysim eiti iki Puketo senamiesčio, paieškoti vietos, kur galėtume pavalgyti. Tas jau kaip ir pietų metas. Ne, kažkosim pietų kūrinį. O žiūrėjau, bananą gavo. Čia yra maitinimo vieta ir matos, kad pametė jam turbūt čia maisto. Bet dar neišrinkta. Tik tas vienas pasiėmė. Su vaiku dar beždžionėlė. Sustojom dar kavytės atsigerti. Tokia įdomesnė vieteliai, vėl bandysim kvestionuotinos higienos restoraną. Vakar neapsinuodėjom. Šiaip įvertinimus pasižiūrim, tai viskas kaip ir okei atrodo. Turėtų būti. Gavom gerimuką, aš pasiėmiau tailandietiškos arbatos, o Ieva kapučino. Tai dar pasinaudojom progą, pasitepėm nuo saulės kremu. Nu, tikėkimės vėl neapsinuodysim. Čin čin. Nedrįsta įeiti. Šiaip visai faina tokia vieta. Ne? Toks vaizdas geras. Tai džiunglės. Kaip Ieva pasakytų, visai kaip ne Lietuvoj. Vištų jo. Tai ką, pargrįžom į tako pradžią. Dabar eisim iki senamiesčio. Tai čia apie 1,5 kilometrų plus minus. Pasivaikščioti. Dar daugiau. Visai patiko, tai... Tai jau kažkaip atsigavo, man atrodo.
Tas įėjimas į kalną turbūt buvo sunkiausias. Dabar kai nuokalnė, tai čia taip lengvai. Ja, tas ir vėjas pučia, ne iš kažkur biškį prapučia. Valstybiniai tokie vat pastatai truputį įsiskiria iš paprastų žmonių namelio. O dabar mums iššūkis bus pereiti gatvę, nes perėjos tai čia nesimato, kad būtų. Čia jeigu koks valstybinis pastatas, didesnė mokykla, visos turi karaliaus ir karalienės portretus. Pavyzdžiui, neaišku kas yra, bet faktas, kad valstybinis kažkoks pastatas. Va, ligoninė irgi su portretais. Savivaldybė. Irgi su portretu karalienės bent jau kol kas. Va, savivaldybė iš arčiau. Kokia vėliava. Šita vieta, kur dabar vaikščiom, čia vat aplink savivaldybę, visokias mokyklas, ligoninės, teismus, tai labai gražiai sutvarkyta. Taip jaučiasi, kad geresnė lygio kvartalas negu ten, kur mes gyvenam. Sakau, net laidai aukščiau kavo. Su laidais tokia va situacija yra, tai čia pakankamai dar tvarkinga, palyginus kaip prie mūsų. Ir va šaligatviai yra. Čia dar kažkoks vat pastatas su vėliavam panašu irgi bus savivaldybės kažkas, vat irgi matosi vėl portretai. Čia mokykla pasirodo, tai vat kokia nebloga. Visai spūdingai. Čia vat kažkokia ir greitkelių ministerija ar kažkas panašaus, visur su vėliavam. Šitas jau toks paprastesnis pastatas. Šventykla. Čia toks meditacijos centras yra. Kaip manai, Ieva įleistų mus? Aišku, karalienė per vidurį. Panašu, kad restauruoja tai. Čia įdomiai tokia kaip sena yra. Matosi ten būda. Nežinom, ar galime eiti vidų, turbūt ne. Tai iš lauko tik pafilmuoju. Bet kiek čia detalių, čia dabar restauruoja. Wow. Čia vienuolyno teritorijoje irgi galima gyvūnų sutikti. Tokie viščiukai nedėlė. Čia tas vištas tai visur, kur tik įmanoma augina. Čia realiai prie pat įėjimo. Atėjom į food courtą vėl, kitam prekybos centre. Tai pasiėmėm barbecue šį kartą kiaulienos ir vištienos. Dar davė nemokamai stribos. Tai čia vienas tas patiekalas 2 eurus to kainavo.
Tikėkime, bus geriau negu vakar, nes vakarą taip ir likom beveik nevalgę. Nebuvom pasiekę. Gerai, skanaus. Visai neblogai pavalgiam. Šį kartą viską suvalgiam. Ja, Gediminas geriau išrenka, daviau jam rinkti, abu skaniai pavalgėm. O dabar čia atėjom į parkelį dar pakeliui. Kažkaip visą dieną mes einam iki to Puketo senamiesčio. Vis atrandam distrakcijų kažkokių. Na ir atėjom į senamiestį. Žmonių tai wow. Toli neturėjom. Pasibunda kažkas. Ja, sustojom truputį atsigerti šaltą limonadą. Čia toks irgi gyvūnų baras kačių. Šalia katinų. Šiandien draugavom su gyvūnais. Čia prašė nusiimti batus realiai. Basomis tiktais galima vaikščioti. Ne, gal labai noriu draugauti katinai. Tokie tinginiai. Tai miegaliniai kažkaip. Pietų laikas turbūt susibygė. Čia gali guosti. Nelabai reaguoja. Įsitaisė katinas pas Gediminą. Murkė patenkintas. Kol vaikščiom ir prasidėjo turgus, čia vidury gatvės pasistatė maisto. Įvairūs pardavėjai pardavinėjo maistą. Minio žmonių. Grįžom iš pasivaikščiojimo Puketo centre, tai buvom trumpam grįžę į viešbutį, nusimaudėm ir pabandėm pirmą kartą nueiti čia, į šitą saloną, pasidaryti tailandietišką masažą. Tai kaip to patirtis jau? Labai įdomu. Nežinau, ar čia sveikas masažas. Visai, šiaip tuo metu, kai darė skaudėjo, bet dabar atrodo visai geras. Pasižiūrėsim. Taip gerai paminko. Tai buvom nuėję į prekybos centrą pavalgyti McDonald'e, tai nefilmavom jau McDonald'o maisto. Dabar nusipirkom vandens pilną kuprinę ir šiek tiek užkandžių. Ir einam dabar į viešbutį. Turbūt ir baigsim taip šiandien dieną, ne? Jo, reikia pareiti čia. Virš kilometro biškį nešmenės sunkesnį pasidarė. Jo, kažkaip ir sutemo. Tai būtų tiek turbūt šiandien iš mūsų. Labanakt. Labas rytas. Labas rytas. Na ką, šiandien vėl pradedam dieną nuo vestibiulio. Čia tokia kaip aikštelė visus ryte, kai ateinam, sėdi žmonės ir laukia savo boltų, voltų, kad privažiuotų ir važiuoti į miestą. Tai mes prie jų taip pat prisidarėm. Taip, o šiandien važiuosim dabar į Dino mini golfo parką. Na ką, ir atvykome.
4, 5. Truputį gal vaikiška pramoga, bet mums minigolfas kaip patinka, tai čia visai neblogas parkas. Aš ir važiuoju su dinosaurais. Tokiose džiunglėse. Čia šiaip faina, kad juda tie dinosaurai, gal parodyti. Baigė pasirodymą šitas jau. O toj suvalgys Gediminą. Paskutinė duobutė, Ievos mušimas. Nepavyko. Dar kart. O, geras šį kartą. Sveikinu. Na ką, pažaidėm, visai nieko, patiko, valandos pramoga, dabar einam ieškoti, kur pavalgyti. Ai, o šiaip kainos tokios labiau europietiškos šitam parke buvo, žmogui apie 20 eurų kainavo, tai taip, į brangesnę pusę tikrai, bet čia tokia ir turistinė, kaip čia pasakysiu, vieta prie pat jūros, pakeliu į paplūdimį, taip atrodo, priešais jūrą. Klaidžiam jau pusę valandos turbūt čia tom gatveliam, prie pat paplūdimio, tai ten tokia kaip Basanavičiaus gatvė, daug restoranų, bet visi prastai vertinti ir labai brangus. Čia bandom ieškoti kažkur giliau šito miestelio, kur esam dabar. Ką ta beras vadinasi. Tai va tokios gatvelės, tai čia pakankamai tvarkingai. Dar. Pavyko susirasti neblogai vertintą vietelę. Čia ant gatvės praktiškai. Ką, skanaus. Jau pasiėmė karį, o aš, kaip čia, fish and chips. Tai taip, ne tailandietiškai šį kartą. Mes čia esam Caron Beach, tai pusę dienos praleidom čia, pasimaudėm, pasideginėm, pasiėmėm čia gultus, tai pakankamai draugiškos kainos, 5 eurai 2 žmonėms visą dieną galima būti. Pats paplūdimys čia toks miesto labiau, bet žmonių nėra toks pergrūstas kaip palyginus Patongė, kai buvom vakar. Bet nėra toks, aišku, privatus kaip Freedom Beach, kur buvom užvakar. Bet visai neblogai, miestas, sakyčiau, čia gal ar vieta, gal ten centre kažkur ir labiau yra chaosas. Ja, pats vanduo tai toks nėra pats švariausias, labiau primena Baltijos jūrą, bet mačiau ir tų žuvelių plaukioja, tokių kaip per pilkus kad rodo, tokių smulkių būrių. Medūza tokia didelė raudona, kokia 40 cm dydžio mačiau, tai po to googlinau, ar nuodinga ar ne, tai pasirodo, kad ne, viskas okei. Taip pat čia yra daro masažus šalia, visokius palapinės. Galima pasimti gėrimą, tai mes pasiėmėm tokį kokosą, ištraukė iš šaldytuvo, pradaro vietoje, įdeda šaudelį ir visai nieko. Apie eurą 50 toks malonumas. Džiaugiamės mes gerų orų. Netikėtai pusę dienos praktiškai praleidome šią.
dabar iškosiu karalai. Čia daro tokiuose palapinėse masažus. Taip kainos nuo 12 iki 15 eurų už valandos masažą. Na ką, tęsim šiandien savo gastro kelionę. Susiradom čia tokią vietelę. Tai aš sakiau, tai dandietišką karį, o Ieva vištieną su ryžiais. Ir kario padažą. Šiandien beveik antrą kartą patį. Skanaus. Ir sutemo, kol mes čia bevaikščiojom, tai jau grįžom į savo viešbutį. Pasiėmėm čia keletą užkandžių iš 7-Eleven. Truputį tai pavakaruosim, o rytoj važiuosim į Dramblių prieglobstį. Ten atstimų po 7:15 jau reikia būti pasiruošusiam. Tai rytoj toks ankstyvas laukia rytas. Pasiėmėm pusės dienos turą. Ten turėtų įeiti ir Dramblių valgydinimas, prausimas. Pamatysim, Tai žodžiu. Pamatysim ir mes, kas laukia rytoj. Taip, tai labanakt. Labanakt.